Netoli Hirošimos miesto slypi maža Okunošimos sala. Sala su tamsia istorija. Tik 4 km perimetro nacionalinis parkas yra žinomas kaip Usagi-Nošimo, arba kitaip triušių sala. Šioje saloje gyvena beveik 1000 laukinių triušių ir šie triušiai yra be galo draugiški. Tačiau jų kilmės istorija išlieka didelė paslaptimi. Viena iš teorijų teigia, kad šių triušių protėviai buvo naudojami pirmiesiems eksperimentams su cheminiais ginklais atlikti, kuomet Okunošima buvo aktyvia cheminių ginklų gamybos vieta. Nenuostabu, kad tuo laikotarpiu japonai ištrynė šią salą iš pasaulio žemėlapių ir ji tapo didžiausia nacionalinė paslaptimi. Taigi ši paskaita bus apie triušių salos istoriją, pradedant cheminiais ginklais, baigiant ugnies bombomis Fugo.